Pasakykite, dar gal jūsų komentaras būtų apie tas daug diskusijų sulaukusias rusų-graikų rungtynės. Kaip jūs vertinat visą tai, kaip būtų jūsų nuomonė? Matot, aš nemačiau rungtynių ir nenorėčiau komentuoti vien girdėdamas tos gandus ar taip. Kiek teko bendrauti su įvairiais žmonėm, aš nežinau, taip liktai tokia tendencija yra, bet vėlgi tai reikia suprasti, kad treneris yra viena, o ten labai daug patyrusių žaidėjų, kurie yra treneriai aikštelėje. Ar ne? Todėl, kad aš galbūt susilaikysiu nuo komentaro, bet aš tikrai pažįstu Joną Kazlauską, aš žinau, kad jisai nėra tokių dalykų šalininkas. O su Kazlausku apie tai šnekėti ar ne? Ar neteko dar šnekėti? Mes, kaip pasakyti, tos temos labai nelietėm. O su Blatu? Susitikau, kalbėjau su abiem. Jūs turbūt žinote, aš tik tai galiu pakartoti jo žodžius. Aš girdėjau, kaip jisai davė interviu Serbijos žurnalistams ir jis tą patį pasakė. Jis sako, aš nekaltinu trenerių ir nesakau, kad tai čia ir iš viso aš negaliu šito, kaip pasakyti, teikti, bet kad atrodė nelabai korektiškai, tai yra teisybė. Tai, sako, žmonės matė tam, iš tų rungtynių sakau, aš nemačiau. Ką jūs savo žaidėjams pasakytumėte, jeigu jie taip pradėtų elgtis, sakykime, tokia situacija? Aš manau, kad mūsų žaidėjai taip nepradėtų elgtis ir mes galbūt buvom panašioj situacijoje, kada mes žaidėm su prancūzais, ar ne? Mesgi buvom panašioj situacijoje, bet mes ėjom kovoti ir neskaičiavom.